ilgai lauktas momentas, daug kartų kalbėjome apie pasiūlymus vyriausybei. Taigi kviečiu Agnę Liucilę Grickevičią, Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos profesinio tobulinimo instituto vadovę, pristatyti šiuos siūlymus ir visų buvusių diskusijų rezultatus. Labadiena visiems ir visoms. Šiandien tikrai labai šviesu ir ne dėl to, kad yra jungtos visos dirbtinio švietimo priemonės, bet todėl, kad šiandien susirinkome čia visi ir visos, kuriems rūpi kultūrinio ugdymo tema. Prieš rengiant renginį turėjom tokių nuogąstavimų, kad galbūt tema labai nišinė ir nebus daug besidominčių, bet šiandien jau tikrai esame įtikintos ir turim mažai abejonių. Tai labai džiaugiuosi. Tiesiog. Šiandien man patikėta labai svarbi atsakomybė, netgi sakyčiau privilegija, kalbėti daugeliu skirtingų balsų ir pristatyti jums siūlymus naujai Lietuvos Respublikos vyriausybės programai ir priemonių planai dėl kultūrinio ugdymo. Ir nors mes esam Lietuvoje įpratę gyventi pagal politinį ciklą, kai kas 4 metus tarsi viską vėl pradedam iš naujo, tarsi vėl iš pradžių, man labai norėtųsi suteikti šiokio tokio konteksto, kuriame vyko mūsų diskusijos ir kuriame buvo rengiami pasiūlymai. Taigi, teisybės dėlei reiktų pasakyti, kad kultūrinio ugdymo tema šmėžavo 18 vyriausybės darbotvarkėje ir įvyko keletas svarbių veiksmų. Visų pirma, buvo pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos, kuriame įtraukta nuostata dėl sistemiško kultūros turinio integravimo į formalų ir neformalų švietimą, atnaujintose bendrojo ugdymo programuose kultūrinė ir kūrybingumo kompetencijos integruotos į visų dalykų ugdymą. Kaip jau buvo minėta, 58 iš 60 Lietuvos savivaldybių įgyvendinama 1000-mečio mokyklų programa, jau visi ir visos gerai žinome, kad kultūrinis ugdymas ten yra lygiavertis komponentas. Atnaujinta kultūros paso informacinė sistema, kultūros ministerijos užsakymu atliktas tyrimas apie kultūros ir meno įstaigų įsitraukimo į suaugusių mokymosi visą gyvenimo procesą galimybes. Taip pat pradėtos rengti strateginės kultūrinės edukacijos kryptis, kurios tikimės bus patvirtintos ateinančiais metais. Ir pasaulyje buvo patvirtintos, šiandien plačiai pristatytos kultūrinio ir meninio ugdymo gairės. Visi šie įvykiai sukūrė mums tvirtą pagrindą ir daug progų diskutuoti su bendraminčiais ir bendramintėmis. Ir tai yra labai svarbus kontekstas, kaip ir minėjau, kuriame atsirado siūlymai, įvairūs siūlymai iš lauko žmonių, kuriuos mes apibendrinom, susisteminom, surašėm, vėliau dar kartą aptarėm ir šiandien teiksime tiesiog rašto pavidalu. Tikrai visi žinome, ar ne, kad kultūrinis ugdymas yra be išimties svarbus visose gyvenimo tarpsniuose, žmogui procesas, todėl noriu akcentuoti, kad visi pateikiami pasiūlymai orientuoti į visas amžiaus kategorijas ir visuomenės grupės. Ir, žinoma, esame įstikinę, kad jei vyriausybė atsižvelgtų į šios siūlymus, tai jie tikrai padėtų kultūriniam ugdymui Lietuvoje vykti sistemiškai, kurti socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę. Mūsų siūlymus sudaro 3 pagrindinės sritys - kultūrinio ugdymo vertės suvokimas, strategiškas valdymas, efektyvus koordinavimas ir bendradarbiavimas, įtraukties, prieinamumo ir pilietinės visuomenės stiprinimas ir apie kiekvieną aš pasistengsiu labai koncentruotai papasakoti atskirai. Taigi pirmasis - kultūrinio ugdymo vertės suvokimas. Siekiant jį didinti, mūsų manymų būtina permastyti kultūrinio raštingumo reikšmę ir parengti kultūrinio ugdymo koncepciją, kurioje turėtų būti atskleistas kultūrinio ugdymo poveikis asmenų ir visuomenės geroviai. Be to, aiškiai reikėtų įvardinti, kad kultūrinis ugdymas gali padėti vystyti platų socialinių, emocinių, kognityvinių įgūdžių spektrą, skatinti kūrybingumą, puoselėti jautrumą natūraliai aplinkai bei gerinti tarpkultūrinį supratimą. Taip pat nuosekliai reikėtų stiprinti ir kultūrinio ugdymo vertės suvokimą visuomenėje. Tai galėtų būti tiek nacionalinės, tiek vietinės kampanijos, kuomet yra pasakojami realūs pavyzdžiai, kaip kultūrinis ugdymas sukuria tą gerovę visuomeniai. Kita labai svarbi sritis mūsų manymų yra poveikio tyrimai. Gilūs, nuoseklūs su mokslininkų pagalba, ar ne? Šiandien dėja jų neturime ir apie tai taip pat pasakojo profesorė Natalija Mažeikienė. Ir atrodytų labai paprastas dar vienas mūsų siūlymas, bet jis tikrai yra labai svarbus. Susitarti dėl sąvokų. Dabargi mes kalbame tai apie kultūrinės edukacijas, tai apie kultūrinį ugdymą, tai apie kūrybiškumą, kartais apie kūrybingumą, tai aukštąją, tai žemąją kultūrą, kaip jau buvo paminėta šiandien, ar ne, ir to aiškumo kartais pritrūkstame. Kitas sritis yra strategiškas valdymas, efektyvus koordinavimas ir bendradarbiavimas.
Čia tikrai būtų reikalinga parengti nacionalinę strategiją, kuri sąlygotų tarp institucinį ir tarp sektorinį bendradarbiavimą bei apjungtų ir stiprintų sąsajas tarp skirtingų jau egzistuojančių teisės aktų, strategijų, iniciatyvų, programų ir finansavimo mechanizmų. Taip pat strategija turėtų stiprinti formalinio, neformaliojo ir savaiminio ugdymo sąsajų supratimą ir sąveikas. Na ir manome, kad būtų vertinga sukurti Lietuvoje koordinuojantį darinį, kuris stebėtų, kaip sekasi gyvendinti minėtą strategiją ir žinoma labai svarbu, kad šį darinį sudarytų tiek kultūros švietimo politikos formuotojai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kitos suinteresuotosios šalis. Nauja Lietuvai, bet labai svarbus siūlymas palaikyti ir skatinti tarpininkaujančias nevyriausybinės organizacijos, kurios veiktų kaip jungtys tarp skirtingų institucijų ir visuomenės grupių, pavyzdžiui, tarp mokyklų ir kultūros profesionalų, ar ne, na, kad jie tiesiog lengviau patektų į mokyklas ir galėtų ten daryti poveikį. Ir šioms organizacijoms žinoma, kad reikėtų deleguoti ilgalaikės strateginės užduotis. Taip pat labai svarbu, ir šiandien jau buvo apie tai kalbėta, ypatingą dėmesį skirti mokytojų ir edukatorių rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybėms ir jų kokybei, darbo sąlygoms, tai yra inicijuoti studijų ir kvalifikacijos tobulinimo programų kultūrinio ugdymo srityje plėtrą, parengti edukatorių rengimo standartus, kultūrinio ugdymo gyvenimo gaires bei jas papildančias metodinę medžiagą. Na ir žinoma, reikėtų investuoti, kaip ir šiandien irgi jau nuskambėjo, į švietimo ir kultūros įstaigų, taip pat savivaldybių administracijos darbuotojų kompetencijas kultūrinio ugdymo srityje, kad tiesiog stiprėtų supratimas apie patį kultūrinį ugdymą ir apie tai, kodėl jo reikia. Žinoma, reikėtų stiprinti ir duomenimis grįstą valdymą, atverti duomenis, investuoti ilgalaikės intervencijas, kitaip tariant, į poveikio orientuotas programas, na ir plėtoti finansavimą iš skirtingų šaltinių galimybės. Norint stiprinti įtrūktį, prieinamumą ir pilietinę visuomenę, irgi labai svarbu susitarti ir aiškiai savo įsivardinti, kaip mes apskritai tą įtrūktį suprantame, kaip ją matuojame ir tobuliname. Svarbu suprasti, kad barjerų šalinimas niekada neapsiriboja vien fizinių kliūčių pašalinimu. Svarbu įvertinti barjerus kylančius dėl lyties, kilmės, kalbos, ekonominės, socialinės, geografinės padėties ar kylančius kitų pagrindų ir, žinoma, suplanuoti reikalingas priemonės šiems barjerams įveikti. Kalbant apie ugdymo turinį, žinoma, kad labai svarbu, jog jis būtų kontekstualus, kad jis būtų aktualus ir įtraukiantis besimokantiesiems. Ir reikėtų taip pat stiprinti dalyvavimo kultūrą, tai yra stiprinti kultūros ir švietimo profesionalų supratimą apie kultūrinio ir demokratinio dalyvavimo sąryšius, įtraukti vietos bendruomenės į vietos organizacijų sprendimo priėmimo procesus, vystyti atvirai prieinamas kultūrinės, kūrybinės raiškos erdvės, kryptingai dirbti šalinant įvairius dalyvavimo kultūroje barjerus ir stiprinti dalyvavimo kultūrą vystančių organizacijų ir praktikų matomumą, tinklaveiką ir mokymasi. Žinoma, reikėtų plėsti ir mokymosi aplinkas, nes dabar labai dažnai kalbėdami apie kultūrinį ugdymą mes apsibojame tik tai kultūrinėmis institucijomis, nors iš tiesų jis gali vykti visur ir bet kur. Reikėtų išnaudoti ir naujų technologijų teikiamas galimybės, užtikrinant apsaugą nuo jų keliamų rizikų. Na ir žinoma, siekiant, kad skaitmeninės technologijos nedidintų, o mažintų atskirtį, jų teikiamas galimybės pirmiausia turėtų būti orientuotos į žmonės su negale ir pažeidžiamas visuomenės grupės. Ir jau visai baigiant, labai svarbu nepamiršti, kad kultūra turi būti prieinama visą gyvenimą, visose švietimo lygmenyse. Ir ypatingą dėmesį reiktų skirti toms grupėms, kurioms ji pasiekiama mažiausiai, o kokios yra tos grupės, geriausiai mums atsakytų. Žinoma, kad patikimi tyrimai. Ir čia aš dar nebaigiu. Labai džiaugiamės, kad šiems mūsų pasiūlymams šiandien, šiai akimirkai jau pritarė 25 organizacijos. Jų sąrašą galite matyti ekranuose. Suteiksiu minutę jį paskaityti. Bet tai dar ne viskas, nes pritarti galite ir jūs, nuskanavę šį QR kodą, jeigu manote, kad jūs atstovaujama organizacija mano, kad kultūrinis ugdymas Lietuvoje turėtų būti sistemiškesnis ir jis yra vertas ar ne būti pamatytas ir įtrauktas į vyriausybės programą. Tai prašau, užpildykite anketą, kurią rasite, kaip ir minėjau, atsidarę šį QR kodą. Iki šios dienos pabaigos 23:59.
Ir ten taip pat yra pasiūlymai, Milda man sufleruoja, be abejo, ten yra nuoroda į Google formą, kur galite rasti ir visus pasiūlymus. Ir dar labai svarbu, ar ne, kad šie siūlymai projekto pavidalu jau buvo siųsti vyriausybės atstovam, Lietuvos socialdemokratų partijai, bet juos siūsime pakartotinai jau šį penktadienį taip pat ir tuo pasirūpins mūsų ištikima partnerė ir bendramintė Dalia iš Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretariato. Tai ačiū Jums labai už dėmesį.